Ir aš dabar lauku prie savęs. Aptiekų reikia. Pagalbininkėlė, atvarykite rudens simbolį pas mūsų čia. Šitą jums puolą baronai garsvaduoti. Dideliausiu meilį ir nemažų rūpestų. Pjaustykite, dalinkitės. Tep daudam dideliajam linksmybių gerybių torgau pradžią. O tepta tas. Labai džiugu, kad jūsų toks didelis būrys susirinko. O man pavesta tą šventę pradėti, pradedant dalinti tą pyragą, dalintis šilumą vienas su kitu, dalintis to, ko esame atsinešę čia, vaišinti vienas kitą. Tik tai labai truputį liūdnoka, kad pas mus daugiau papuošalų negu lašinių. Žmonės manęs klausia, miestiečiai susirinkę, sako, kur tie kaimietiški lašiniai, kaip jų nusipirkti. Taigi, vat, norėtųsi, kad būtų daugiau ne tik papuošalų, bet ir lašinių. Pabandysiu padalinti tą moliuką, kad visiems užtektų. Pyraks pradedam spjaustyti jau. Reišk torgus prasidėjo. Aš noriu padėkoti seniūnams, kurie taip pat kartu atvažiavo su savo bendruomenėm. Aplodismentai vam. Mes turim iš tikrųjų mūsų partnerius iš Oršos miestų ir Baltarusijos, kurie jums parodys nuostabę programą. Taigi dalykiam, pašokiam, pabendraukim. Ir iš tikrųjų geros jums šventės, geros nuotaikas. Ir labai daug atsiranda iš verslininkų pusės pagalbos. Tai vat ir dabar neseniai buvo buities muziejuje pasodintas bijūnų parkas. Tai yra pradžia, 20 veislių bijūnų ir kiti projektai. Taip pat neseniai vienas verslo žmogus mums padovanojo miestui informacinę tokią skelbimų reklaminę lentą, kuri tarnaus tikrai labai ilgai ir aš labai nuoširdžiai norėčiau jam padėkoti. Jeigu yra mūsų būryje Stanislovas Jogminas. Dėkavoju, merė, dėkavoju, seminarį, dėkavoju jums seniūnai centrą, liaudišką kapelą, Spigens. Gerą dieną, brangi Telšiškė. Čia tiek daug žmonių ir tiek daug draugų, aš taip nesiliu, bent jau mūsų draugų.
Pasaulio čempionatuose šiandien čia šioje scenoje bus garbingai apdovanoti. Na, prieš pradedant. Alčiauską, Lietuvos seniorų sunkiosios atletikos čempionatų pirmosios vietos nugalėtoja svorio kategorijoje iki 77 kg. Ponas Alčiauskas kur? Ateina. Apdovanojam padėkos raštu ir... Apdovanojam padėkos raštu ir atminimų dovanėlę. Džiaugiamės, posėdį toliausiai Veitam. Trečiosios čia vaidaugiau kvietinių. Tai kas Priškė atvežė? Iš Priškė atvažiavom su cepelinais, Ir daržovių šikių, ne? Jo, mėsytė, ekologiški, šešių bulvių. Ačiū gerai. Gal man tas patinka, paveikslas, nu. O šitas kaip tau? Oi, prog šitą parodėlį. Neįgaliųjų dienos, nu, čia visos Žemaitijos šventės proga yra. Ir mes... Irgi kūrė daug ką. Mes šitie visi, va, mūsų darbai yra čia. Tai gaila, šiandien pirmininkas ir susirgis ir neatėjo. O šiaip mes pradėjom rankdarbių būrelį su nauju pirmininku, su nauju vadovu, su nauju taryba. Iki šiol buvom visiškai sužlugdyti. Ir vadinami kaip pedofilą, o dabar mes parodysim, kas esam kas. Nu čia Grigaliaus laikais kažkaip buvo apie jų daug. Taip. Dabar to nebebus. Mes gyvenam draugiškai, mes tik dirbam. Įstengiamės, kad visi neįgaliai turėtų žimtumą. Kokiu atsigauna draugiai? Atsigauna? Mes atsigaunam, taip atsigaunam. Labai norim, kad kas mumis paremtų, kad būtų rėmėjų, kad galėtumėm išvažiuoti ekskursiją. Su ko šnekėjau? Šiurkovienė Marytė. Man tai dar gerimė. Neįgalėjai mes nutrenkėm tokius vaizdus.
Labas, Augustin! Nevarinas siūlo. Nevarinas siūlolas visko, iš šnapso, ir gerybių, ir žuvienės, ir blynų, ir bendrai visko. Dešrų mėsos įda visko. Sveiks, Antanai! Nuotaika pasaulinė fainė. Liuks labai gera, fainė. Mortiški ežerų žuvienė, tai nuostabi žuvienė. Vašinklas, Aleksai. Populiarus. Čia yra ir senės sausainiuką labai skani, kon tik švieži labai padaryti. Man ir Varsklas Aleksas Paurdenka. Jo, į televiziją tiesiai. Ir kojinės. Daryk dabar. Ta pati padarė? Pati? Va, tai ir mėdį visko mokat? Moku. O kokia pavardė jūs? Pocienė, Stefa. Pročia, tai. Kon galit pasiūlyti dabar? Visą derlių kokį, į bebrą kokį gražį galim pasiūlyti. Bebrėnus? Taip, bebro dešros, varškės, sūriaus, obuoliukų pasivaišinti. O kas tokiai būsit? Mes Žarėnų bendruomenė. Žarėnų atvažiavom, taip. Žarėnų dienos centras. Prašom džiovintų obuolių. Turtingi, mes turim ir vaikų, ir... Varškės, sūriaus, prašau. Akis, klausykite. Žinai, išveičiau, jau varteliu jausia. Kas skani bebrėn? Oi, liuksiška. Prie ežerį matyti išėlę. Davai šaukštą daug. Только pradėt valgyti. Gera, palaukit, sūrį pasiimsim. Labai prašom, papirkit. Va, gaukit. Čia
4 imkės. Pakliūsim, prasikį laiką, aš pakliuvau. Ačiū. Šventė labai patinka, labai graži, labai geras oras, labai viskas šauniai. Mes reklamuojam televiziją, norim, kad visi įsirengtų skaitmeninį televiziją. Šnekinam visus, puošiam seniūnijų palapinės ir dalyvaujam šventėje. Tėvo atstovai. Šventėm, prašom. Tuščia jauni. Ne, būdė, prašom, pilni obuoliai. Obuoliukų skaniai. Ne, gražinė Yra. Gerai. Mes dalyvaujam miesto šventėje. Ir renkam ateities mokyklos vaikų su negali. Labdarą. Joms. Taip, vykdom loteriją ir kur dalyvaujam anų darbelę. Vaikų padaryti darbelę. Bet jau dabar niek neapturam. Visko išdalinom. Taip. Viskas labai gražu. Gražus oras, gražus šventė. Neaprankalos markės. Seniūnė, Ilesas Esminienė, galėtumėte pabuoti, jau negalėtų Irena, kaip šventė? Gera šventė, šventė gera, graži, saulė šviečia, nuotaika gera, žmonių daug. Gal žarstai pažadus kokius, ne? Nežarstau, jokių pažadų nežarstau, mes viską sudėjom į tokią va gražią knygutę, joje surašėm visus pažadus, viską, skaitykit ir vertinkit mus. Jeigu jūs išrinks ir telšiai neteks tokios daktarės. Jo, aš labai džiaugiuosi, kad nors kartą mane įvertino ir pasakė, tokia gera daktarė. Bet jeigu aš išeisiu, aš savo partijos programoje turiu tokių pasiūlymų, kad daug jaunų daktarų atvažiuos dirbti į Telšius, kaip aš kadaise atvažiavau į Telšius. O ką paliksi savo vietą? Stiprius neurologus. Stiprius neurologus. Jaunimo? Jaunimą. Aišku. Jaunimą. Aš pagalvosiu, žinai, kaip... Prašom, balsuokite. Kitus. Ne vien mus. Ateikite. Jo. Istorija. Stovėk, nukastas, cebolis pačias parsidavinės. Nu viskas labai gera. Priek daug neaptarėm. Jau gerybės baigi išgraibstyti. Nu, gerybės jau baig. Nu ir va šitą tokių pasiplošus, moterų. Nu, tėvo. Mes visuomet pasipuošiai. Prekyba labai gera. Viskas gerai. Viskas gera. Viskas gerai, prekyba labai gerai. Ors ger, žmonių daug, viskas šaun. Matot, jau tušti stalai, viską išpirko. Tai jūs atstovaujat Gadunavo bendruomenę. Ne, čia ir Gadunavo seniūnija. Ir šitoje seniūnijoje visos bendruomenės įsibūrų. Na, žmonės anoriai prisidėjo prie to rengimo šventės. Iš tikrųjų jau čia yra tradicija ir žmonės jau patys skambina ir siūlos važiuoti ir pardavinėti. Bent vidą tai visą laiką jau kiek metų važiuom ir jau tiesiog ir tradicija nusistovėjus ir jau, nu mes nebegalim be to jau. Avit aktyvi? Aktyvi, labai aktyvi. Padariau, va. Ką atrodo gražiai. Telšiškiai. O tokį Vagnorių esat girdėję? Esam. Vagnorių, ne tą premjerą, čia tas liaudės meistras. Kur dirba visa šeima. Ne, sakiau, miestelėnai prašo vietoj papuošalų, kad būtų lašinių. Labas rytas, ar čia damstos ar anūkas? Mano, anūkų dar neturiu, žinau. Mes pasipūsim. Reikės man. Aplinko, nu, kokia pati. O, anūkė mano, o, čia mano. Tai jūs tarp meistrų taip sukinėjotės, matau. Nu tai čia yra pirmą kartą gyvenime Telšių istorijoje sukurta Telšių miesto seniūnija.
gerbiamų Vagnorių dėka čia yra padaryta. Tai ir jie gana aktyviai dalyvauja šventėj. Labai aktyviai, nuo 6 nuo 5 ryto šiandien jau. Va. Visa šeima. Ir papuošia. Ir labai papuošia šventę ir tuo labiau, kad sakau, pirmą kartą yra prisistato Telšių miesto seniūnija jų dėka. Ir va, kokie garbingi svečiai atėjo pirkti, pažiūrėkit. Čia dėl to ir yra, kad galva apsisuktų ir nupirktumės ką nors. Ryškina ir čia yra Telšių miesto seniūnija. Dar kartą, nu kaip, galvos Jonušas, kad mes susipygėm. Visose šventėse vasara buvo. Net kaip pėdėmis. Vaidos draugės. Mes Vaidos draugės. Kokios Vaidos? Dabar jau Azlauskienės dabar jau. Tai čia vestuvės gal? Taip. O kur jaunuolė? Pabėgo. Gasit paieškoti. Ar jūs dalyvaujate šventėje? Ne, ačiū. Netyčiom pririnkt. Ar tikros vestuvės, neapsuprantu ar? O kokios mes nešvensim? Čia į Telšių, kaip čia pasakyti, rudenėlį švent per šlieną. Aha. O kaip televizija čia rodys? Kabelinė čia. Eik, iš Plungės. Nu ką, šiandieną? O jauno Ovidijų ir Vaida Bagdonaitė. Čia kur vaikščiojo po? Poderliaus šventė, taip. Poderliaus šventė. Jo jie ūkininkai dabar turės daug karvių, daug technikos. Yra Vaida ir Ovidijus Azlauskai. Iš kur jūs? Plungiškiai. Mes plungiškiai. Taip. Nu sėkmės, kad... Dėkui jums. Ačiū, jums geros šventės. 100 metų. Ar patiko šventė? Taip labai. Davom, bulviom. Labą dieną. Jums šiandien pats laimingiausias daina, ne pasaulyje. Nu taip. Ką linkit savo žmonai? Viso ko geriausia. Taip, gal atsiremta. Kad gyvenimas būtų kaip ta derliaus šventė, ne? Tiesiog toks turtas, kad negalim sakyti. Trūksta žodžių.